Tai prašau jūs pagalbos. Baik, tai juokas. Lazanija? Ne. Tai kiaušų. Aba žiūrovė. Video, kuriuo jau arti 2 metų turiu sukūręs prieš 100. Čia yra 60 epizodas mano kas savaitinių vlogų daugmaž. Jeigu būtų kas savaitinių, būtų daugiau negu 60, bet hei. Gal netrukdyk dėdį. Tai jo, kas savaitinis vlogas. Ir bandžiau kurti ir kitokių dalykų, pavyzdžiui, kaip apie šitą namuką, domestic camping, kaip galima campinti savo namuose ir tiesiog mėgautis dalykais, ką tu darai. Atradau dar vieną dalyką, ką žiauriai mėgstu, imti interviu iš žmonių, kurie mane įkvepia. Bendravau jau su 4 nuostabiais žmonėm, kurie papasakoja, kad kaip svarbu daryti, ką nori daryti. Ir visa šitos sodybos misija yra parodyti būtent šitą žinutę, kad kaip svarbu daryti, ką nori daryti. Ir aš stengiuosi tai daryti, aš nuo to kaifuoju, bet šitas kanalas yra lygiai tiek pat man, kiek yra jums. Todėl man labai įdomu, ar jums patinka, ką aš darau, ar jums patinka, ką aš filmuoju ir ką jums rodau. Aš galiu kažkiek pakoreguoti dalykus, ką filmuosiu ir ką rodysiu, vien kad jums įdomiau būtų. Turim daug nebaigtų projektų, prie kurių reikia prieiti, turiu daug naujų idėjų, ką norėčiau daryti. Tai ateina greit šilti metų laikai, kai reikės prisiliesti prie mano projektą. Taigi, ko išmokau, dirbam prieš tų daug projektų, kad savarankiškumas yra liuks, bet žmonėm ir esam, kad padėtume vieni kitiem. Ir aš prašau jūs pagalbos. Prašau, komentuokit ir duokit žinot, kas jums patinka, kas nepatinka. Dėkit laikus, dislaikus. Jeigu pamatot video, kur, čia kietai. Nusiųsk tam draugeliui, kuris galimai nori tai pažiūrėti. Duokit žinot, norit ilgametražio, trumpametražio turinio, ilgų video, trumpų video. Surašysiu dar visus klausimus į aprašą, tai prašau jūs pagalbos, atsakykite iš šitus klausimus. Man svarbu, kad mes būtume ant to pačio puslapio supranti. Tai susipiešiam, hebra. Kol kas. Labą dieną. Baisiosios pūgas. Vakare. Sakau, reik kažkaip užvedžiau traktoriuką. Prastumdžiau sniegą. Sakau, kad rytoj iš ryto, kai kilsiu su poliuku ir nersiu lauk į mokyklą. Pakibo. Tai dabar einam traktoriuką kurt. Prastumėsim šitą aikštelę biškį ir bandysim išvaduot poliuką. Ir nukasim, kiek išeis keliuką. Ir tada tu tapai ryt pasakai vėl vienas pas save būdus tektas bėgu gal ir galiai prašvaisiu ar namis krydas nerelti saulę tegis krydas ant žemės. Taip. Panašu, kad gal netyčia išlaisvinam. Pavareik. Nu va, čia patubau. Pavareik kažkaip nuvalyt. Bandom. Žinau. Aš palieku jūs čia ir einu nervuotis. Jokinga. Net traktorius sunkiai važiuoja šitom sniego pusniam. Biškį prastumdžiau. Bet reiks rankom eit, nes tiesiog kai traktoriaus šitie padangų vingiai į kitą pusę, nekabina, kasas tiesiog atsirem ir užsikas. Tai bandysim eit nusikast keliuką rankiniu būdu, o šiaip nežinau, kažkaip.
tai ko gero visko, juk idėjau trupinį jėgų, todėl turėčiau gauti viską. Tai biškį pravaliau. Jam dabar kur traktorių. Gal visgi įvanos jau. Tikėkimės. Baigta juokas. Ką tik čia nukasiau. Jau ką tik nukasta. Baikit juokas. Parau paliuką į garažą. Bandysim gal rytoj, gal poryt, gal kitą savaitę iš namų išvažiuosiu. Nežinau. Tai va, biškį pravaliau sniegą. Pabandom nuvažiuoti iki Pardės. Jeigu nuvažiuosiu, tai rytoj galiu važiuoti visur, kur reikia. Jeigu užstriksim, tai būsim užstrigę šiandien dieną, o ne rytoj ryte. Nu, beveik labai neblogai. Čia jau nedaug liko, tai gal daug. Reikia kaip nukasti. Gerai, tuoj. Ar čia gyvenimo pamoka? Aš sakiau, jeigu išlaisvinu save iš čia, galiu nuvažiuoti nusipirkti limonadą. Aš savo padaviau savo saldainiuką, kad padaryčiau dienos darbą. Tai dabar nusipirksiu limonadą, įvažiuosiu namo ir viliuos, kad pavyks įvažiuoti į namus. Lazanija? Ne.
Matrom čia skanu? Yeah. Ir kiekvieną kartą, kai tu išeini, pasidaro širdį, kaip kokiam obuoly, pragramdytoj akį.